Sveiki. Tęsiu savo skaitimą tos pačios knygos Violetos Petraitienės 7 sąmonės augimo ciklai. Skyrius Žemės energinis laukas. Žemė spinduliuoja energijas taip pat kaip ir žmogus. Ji išsiskleidžia visas vaivorykštės spalvas. Įsivaizduokite Žemės gaublį ir jo centre glūdinčią šviesą, kuri erdvėje išsisklaido į visas vaivorykštės spalvas. Nors žmogus gali ir neišskleisti visų spalvų, Žemė jas išskleidžia visas ir kiekviena spalva vibruoja tam tikru bangų dažniu. Pirmiausia, Žemę gaubia raudona spalva, toliau oranžinė, geltona, žalia, žydra, tamsiai mėlyna, violetinė ir balta. Visų šių spalvų virpesiai skirtingo dažnio ir pats grubiausias dažnis yra raudonosios spalvos. Ne itin pažengusios sąmonės žmonės kasdienį gyvenimą gyvena raudonos, oranžinės arba geltonos spalvos zonoje, energinėme lygmenyje. Kai kurie gali pasiekti žalios ar net žydros spalvos zonas. Visų spalvų zonose gyvena kokios nors energinės būtybės, kurios atitinka tos spalvos energijų bangų virpesių dažnį. Raudonoje spalvoje egzistuoja elementai, kurie globoja Žemę. Oranžinėje spalvoje gyvena angelai ir daugybė kitų būtybių, kurios globoja žmogų. Geltonoje spalvoje yra daugelio pakylėtų valdovų darbo zona. Jie gali sukoncentruoti savo energiją iki tokio lygmens, kai nusileidžia iki geltonosios zonos ir čia dirba su tų žmonių sąmonėmis, kurios jau pakilo iki šios zonos. Daugiausia šioje zonoje pakylėtai valdovai dirba su angelais, archangelais ir kitomis kosminėmis struktūromis. Čia egzistuoja Akašos kronikos, amžinybės bibliotekos, violetinėje liepsnoje namai. Čia savo ašramus yra įkūrę daugelis pakylėtų valdovų ir iš tos zonos jie dirba su žmonėmis. Žalioje zonoje egzistuoja kitos darbinės struktūros, karminė valdyba, pakylėtų valdovų taryba, kuri kuruoja Žemės veiklos matricą. Į šią zoną gali nusileisti sukoncentruoti energiją kitų visatų dievai. Iš čia jie gali analizuoti matricų darbą, jų suderamumą tarpusavėje ir su centrinė matrica. Pakylėtai valdovai gyvena žydros spalvos zonoje, išminties čakros spalvoje. Tai jų gyvenamoji erdvė. Jie siekia pakilti į aukštesnes zonas, o dažnai veikia žemesnėse. Savo erdvėje jie turi savo mokytojus. Jie turi kitų pareigų ir užduočių, skirtų ne vien padėti žmonėms. Iš šios zonos pakylėtai valdovai gali nuspręsti keliauti į bet kurį visatos tašką. Žemėje taip pat apgaubia tamsiai mėlyna ir violetinė spalvos. Violetinėje spalvoje egzistuoja Kristaus sąmonė, aš esu, kas esu struktūra. Čia egzistuoja sielų kūrimo sistema. Iš čia naujai atsiradusios sielos patenka į Žemę. Jos nepereina visų išvardytų sluoksnių iš viršaus į apačią. Jos tiesiog patenka į Žemę, o tik paskui, keldamos savo sąmoningumą, keliauja per visas tas zonas į viršų. Sielos užduočių rengimo tarnyba egzistuoja keliuose lygmenyse. Pirmoji dalis yra violetinėje spalvoje. Čia susikuria siela, atsiskiria nuo esybės ir gauna užduotis, kurias nulemia centrinė visatos matrica. Tamsiai mėlynoje zonoje siela gauna užduotis, kurios atspindi visatos matricos paskirtį, o žalioje zonoje užduotis jau labai sukoncentruotos ir atspindi Žemės matricą. Po įsikūnimų sielos grįžta į žalios spalvos sielos užduočių rengimo tarnybą. Virš violetinės spalvos yra dieviškoji šviesa, dieviškoji ugnis, kuri egzistuoja kaip tam tikras sąmonės taškas ir kuri dega kiekvieno žmogaus krūtinėje. Taip trumpai apibūdinu energinės zonas, kurioje vyksta nematerialus gyvenimas, vienaip ar kitaip konkrečiai susietas su žmogumi. Dabar pradėsime kalbėti apie tamsiosios
tamsiosios zonos, kuri pagal vibracijų lygį yra žemiau už pagrindinę pirmąją čakrą, bet nesumaišykite jos su apatinė žemės čakra, kurią turi kiekvienas žmogus ir per kurią žmogus susietas su žeme. Tai įžeminimo čakra, jis subalansuoja žmogaus energiją ir žemės energiją ir pririša jį prie žemės, įtvirtina jo egzistavimą žemėje. Žmogaus vystymosi ji neturi reikšmės, bet be šios čakros neįmanoma gyventi žemėje, nes jos energija susijungia su žemės branduolio energija ir įtvirtina žmogų žemės erdvėje kaip individą. Tolimesnis skaitimas bus tamsos zona. Ačiū.